Apie tai su Vardų žiniuoniu. Žmogus išstudijavęs tūkstančius vardų, sudaręs 10 000 sudėtingiausių skaičių ir raidžių kombinacijų, yra buvęs ekonomistas Stasys Špirkauskas. Šis vyras Lietuvoje išgarsėjo ne viena populiaria knyga aiškinančia vardų prasmes. Vardas tai yra toksai šventas dalykas ir paslaptingas dalykas. O Pitagoras, kuris yra skaičių teorijos tas pradininkas, kuris pasakė, kad visą pasaulį valdo skaičiai, įrodė, kad kiekvienas vardas turi savo vibraciją. Ir kiekviena raidė turi savo skaičių. Prieš 15 metų Stasys, paniręs į netradicinį pasaulį, pradėjo rinkti visą informaciją apie nepaaiškintus reiškinius. Ėmė domėtis chiromantija. Galiausiai žmogus apsistojo ties numerologija. Ir šiandieną Stasio namuose sukaupta 1000 knygų, sudarytos didžiausios straipsnių kartotekos ir vis apie vieną dalyką – apie numerologiją. Tai yra senovės mokslas apie skaičių reikšmes žmogaus gimimo datoje, varde pavardėje. Praėjusiais metais Stasys Špirkauskas, parašęs ir išleidęs didžiausią ligi šiol Lietuvoje vardų interpretavimo žinyną, teigia, jog žmogaus vardas ir pavardė visapusiškai atskleidžia asmenybės charakteristikas ir leidžia žmogų pažinti giliau. Pavyzdžiui, bene populiariausią Vytauto vardą ponas Špirkauskas šifruoja šitaip. Reiškia, vardo skaičius yra 3. Ką reiškia trejetukas? Aktyvumas. Aktyvumas. Tobulumo, įvairiapusiškumo augimo simbolis. Aš čia rašau ne tam, kad aš pats sugalvočiau, kad Vytautas, pažįstu Vytautą, tai aš pagal Vytautą ir padarysiu šitą vardą. Nieko panašaus. Aš turiu išnagrinėti tą, ką sako numerologija, apie kiekvieną skaičių, apie kiekvieną vibraciją. Ir juk yra prirašytos ištisos knygos. Kita mūsų pašnekovė vardų temoje tai Rasa Pilkienė, Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos pavaduotoja. Ji yra pastebėjusi, jog vardų mados kinta kas 3–5 metų, o staiga išpopuliarėjantis vardai neretai žmonėms nekelia klausimų savo prasmėmis. Mes net ir neklausėme, tiesiog ateina jau tėvai, abu apsisprendę, abu susitarė ir suteikia vaikui vardą. Labadiena, Lietuvos televizija, sakykit, koks jūsų vardas? Tadeuš. O jūs žinot savo vardo istoriją ir ką reiškia jūsų vardas? Ne, nežinau. O kodėl nežinot? Nedomina mane. Aš gimiau 30 metais ir mano istorija buvo Vytauto metinės. Ir tuo metu buvo nepriklausomos Lietuvos laikais buvo pati idėja, jeigu Vytauto mane vardu pavadins, tada bus nemokamas mokslas. Ir iš tiesų tai buvo? Tik pasikeitė kita valdžia. Mano vardas Viktorija. O jūsų vardo istorija kokia, ar žinote? Aš tik žinau, kad tai reiškia pergalę. O kodėl jūs taip pavadino? Todėl, kad aš, kada gimiau, buvau labai silpna, bet išgyvenau ir, taip sakant, nugalėjau visas ligas. Aš tikėjausi, kad jinai su tuo vardu nugalės visas negalės ir išgyvens ir bus laiminga. Kaip jums atrodo, kas labiausiai lemia? Ar medijos įtaka, aš turiu galvoje filmai, televizija, literatūra, ar daugiau žmonės vieni nuo kitų nusižiūri, nusiklauso? Ko gero įtakoja ir vienas dalykas, ir kitas dalykas. Bet galbūt net priklauso ir nuo tėvų išsilavinimo, nuo sluoksnio tam tikro. Nes jeigu žmonės labiau subrendę, matosi, turintys didesnį išsilavinimą, tie vardai tokie krikščioniški, iš senelių paveldėti, o tokie, kurie ateina jauni, tiesiog perskaitė knygą tuo metu, galbūt, kai jinai laukėsi to vaiko, matė kažkokį serialą, atsiranda Lurditos, Naomi, visokios, taip yra, Amandos, Melanos. Na, tokių yra net keistų vardų ir net sunku paaiškinti jų darybą, iš kur jie kilę. Lana, Cindy, Aira, Eivė, Ronas, Ardanas. Tiesiog tokie vardai. Taigi per vieną savaitę tik Vilniuje tėvai registruoja apie 100 kūdikių keistais ir įprastais vardais. Pagal civilinio kodekso reglamentą kūdikių suteikti galima tik tai 2 vardus. Tuo tarpu iki pilnametystės vardo pakeisti jau neįmanoma, tad vargšai Šonai, Izauros ir Lauritos turės kankintis netrumpai.
Kita vertus, ne vienas iš mūsų esame pastebėję, jog kiekviena karta turi savus populiariausius vardus. Mano klasėje buvo ir kartoje daugiausia, ko gero, Rasų, Jolantų, nes ir klasėje buvom 3 rasos ir studijų metais taipogi irgi buvo Rasų nemažai. Ir tai buvo visais laikais, nes Lietuvoje vardynas kito maždaug tokia tvarka. Iš pradžių buvo senieji baltų tautų vardai. Tai Gediminas, Vytautas, Ona. Po to juos pakeitė 20 amžiaus pradžioje kalendoriniai krikštavardžiai. Jeigu norėjo suteikti kažkokį ir vieną iš senųjų vardų, tai turėjo įrašyti jau dvigubą vardą. Tai Juozapas Gediminas, Ona Birutė atsirado. Ir būtent va tie žmonės, asmenys gimę 20 amžiaus pradžioje paprastai turi 2 vardus. Po to jau pradėjo rastis nauji lietuviški vardai. Tai išverstinės grožinės literatūros, iš operų Violeta, Ilona, Živilė, Daiva, vat jie atsirado. Po to juos jau pradėjo keisti kitas sluoksnis, nauji skolinti vardai. Vat atsirado Žanos, Sandros, jau iš kitų tautų pasiskolinti vardai. Pavyzdžiui, dabar populiariausia karta yra, ir manau po 7 metų klasėje vienoje sėdės tikrai 5-6 vaikai tais pačiais vardais. Gabrielės, Gabijos dabar, Viktorijos, Mantai, Lukai, Dominikai, Deividai, vat tokie vardai dabar populiariausi. Nuo pabaigai dar sykį sugrįžkime prie numerologijos pasažų. Stasys Špirkauskas pastebi, jog suteikdami žmogui vardą tarsi nukreipiame jį tam tikrų gyvenimo keliu. Tai jisai grindžia daugybę pavyzdžių. Ponas Stasys yra išskaičiavęs visų pasaulio žymiųjų, Lietuvos valstybės vadovų, Seimo narių ir kitų garsenybių vardų skaičius. Tad apie kiekvieną iš jų vyras gali pasakyti neregėtai daug ir slaptų dalykų. Pavyzdžiui, senovėje kai kurių tautų vardai būdavo iš viso slepiami. Jiems neleisdavo, nepasakydavo, koks jo vardas. Va. Pavyzdžiui, kodėl Jėzaus Kristaus tėvo vardas nežinomas. Ir kiek buvo bandyta ieškoti, koks Dievo vardas yra. Yra pasakyta, kad tai yra raktas, tai yra paslaptis, tai yra vardo paslaptis. Ir kas suras šitą šifrą, tas atras ir, kaip sakant, įėjimą į šitą pasaulį, į tą mistinį, arba kitaip galima pavadinti šitą pasaulį. Va. Na, dabar telieka palinkėti smagių vardynų varduvininkams, o visiems kitiems gero vakaro ir malonios ateinančios savaitės. Kitą sekmadienį 5:30 Stilius vėl su jumis. Stilių pristato